Sveiki visi. Šiandien pateiksiu pavyzdį, kaip reikėtų suteikti valdytojo arba redaguotojo arba menedžerio teisės jūsų Facebook verslo paskyrai. Taigi, jeigu jūs įėjote į savo asmeninę paskyrą individualią, tai gali atrodyti taip. Šiuo metu aš pasiremsiu savo kolegės Anos pavyzdžių. Pirma, jums reikėtų paspausti šitą keistą mygtuką sudarytą iš 9 taškiukų. Išlenda meniu, spaudžiame Pages, kur mes turėtume pasirinkti verslo paskyrą, jų gali būti keletą, priklausomai, kuo jūs užsiimate ir kiek jūs turite. Šiuo metu naudosime kaip pavyzdį kompiuterių remontas Londone. Tai paspaudžiam šitą paskyrą ir išlenda užklausimas, ar jūs norite persijungti į šitos verslo paskyros valdymą. Tai paspaudžiame Get Started. Šiek tiek palaukime, kol persijungs. Ir štai gali atsidaryti panaši aplinka. Tai kad suteikti žmogui teisės prieiti ir valdyti šitą verslo paskyrą, jums reikia paspausti Manage. Matote, yra toks specialus ženkliukas, kur raktai, nustatymai, tai spaudžiame Manage. Laukiame, kol atsidarys štai toks puslapis. Ir dabar mums reikia nusileisti žemyn kairėje pusėje, paspausti Page Access. Tai yra prieimas prie puslapio ir kaip matome, čia jau yra keletas administratorių. Ir kad pridėkti naują žmogų arba suteikti jam funkcionalumo teisės prieiti, spaudžiame Add New, spaudžiame Next ir čia suvesime pavyzdį. Štai šiuo atveju pasinaudosime šito pavyzdžiu ir dėsime šitą žmogų kaip administratorių. Kaip matome, Basic Access, paprastas prieimas, leidžia žmogui, administratoriui kurti, valdyti ir ištrinti reklamos kampanijas. To visiškai pakanka ir stebėti statistiką insights. Siūlyčiau, jeigu žmogaus nepažįstate arba nėra pasirašyta duomenų neatskleidimo sutartis, neduoti prieimo ir nespausti va šito mygtuko. Jeigu tai yra mėlyna, tai yra negerai, tai atspauskite, kad būtų pilka. Ir tada tiesiog spaudžiate Give Access ir žmogus gaus pakvietimą valdyti arba padėti jums valdyti jūsų puslapį. Tai tiek šiandien. Geros visiems dienos. Su jumis buvo Laurynas.